pirmoji mano tokia patirtis būtent dėrybų konferencijoje šiandieną. Labai džiaugiuosi, kad yra svečių ir iš užsienio. Tai yra tokių, tam tikrų įžvalgų, kurios galiu matyti ir savo darbe, nes ypatingai dirbant su nevyriausybiniais projektais, nevyriausybinė organizacija yra labai svarbu tas ilgalaikis bendradarbiavimo kūrimas ir pasitikėjimas. Ir man labai buvo įdomu išgirsti apie tą SMART metodą, kuris atitinka mano pačios vertybės, būtent tas tvarumas, skaidrumas ir ilgo rezultato, sėkmingo rezultato kūrimas. Geras renginys, tas, kur yra geras turinys, tai viršijo visus mano lūkesčius. Tai kiek pokalbių metu su kolegomis kalbėjom, tokių renginių labai trūksta Lietuvoje ir jau rašėmės su komanda čatuose, kad gaila tik, kad atėjom 3 šiandien. Tai kitais metais tikrai būtų šaunu dalyvauti visiems. Tikrai žmonės ir speakeriai ir kalbėtojai tikrai buvo aukšto lygio ir dalinosi labai konkrečia naudinga informacija. Esu buvęs daugelį konferencijų ir dažnai pasitaiko vienas kitas geras kalbėtojas, paskui keli tokie nuobodus, tai žinai, pasėdi, pasižiūri, bet čia mano, pavyzdžiui, dėmesį buvo prikaustęs kiekvienas savaip ir išklausiau tikrai su malonumu. Aš galvoju, vis tiek konferencijose mes pasiėm tą tokią sėklą. Ir tikrai šiandien džiaugiuosi tom, kad turim galimybę susivienodinti matymą. O kai matymas tas pats, tikslas tas pats, manau, ir pasiekti rezultatą ir dirbti komandiškai yra kur kas lengviau. Ir vėl dėrėtume mes ne iš galios pozicijos, bet iš vertės kūrimo pozicijos. Šiandien, ką mes turim, iš tikrųjų tai nuostabų renginį, kuriame dalyvauja daugiau negu 300 dalyvių. Esant žiniai, kad tai yra pirmas tokio lygio, tokio dydžio dėrybų renginys Lietuvoje, kad mes turim tiek daug dalyvių, kurie patikėjo šitą idėją, atėjo ir pamatė, kokios tos dėrybos iš tikrųjų turėtų būti. Aš tikiu, kad vertę, kurią išsineša kiekvienas iš dalyvių, aš ir pats iš tikrųjų labai daug sužinojau, daug išmokau ir tikiu, kad man tai padės tolimesniais dėrybų renginių organizavimo atvejais. Mes tai, ką padarėm, tai yra pradžia. Labai dėkoju kiekvienam, kuris buvo čia, kuris buvo to renginio dalis, nes kas yra ateityje, aš nežinau. Aš tik tai žinau, kad mes dėjom žingsnį, o toliau keliausim ir kur ta kelionė mus nuves, pasižiūrėsim, kiekvienais metais galėsim pasitikrinti. Ačiū Jums ir susitiksim kitą kartą. Iki.